Dokumentą su savo kolegom, kaip tiesioginė transliacija. Labai malonu, kad jūsų susirinko ne vienas ir ne du, nes vienam šnekėti dažniausiai yra labai smagu. Mano vardas, pavardė, ko gero kiekvienam žinoma, aš esu plastikos chirurgas Vytautas Jankūnas. Šiandien norėčiau pašnekėti apie riebalų nusiurbimą. Taigi, ką galiu naujo pasakyti šioje srityje? Riebalų nusiurbimas kaip po frazė, kaip po sąvoka labai dažnai naudojama ir dažnai dėja naudojama jinai netaisyklingai. Nes reikia atminti, kad riebalų nusiurbimas pirmiausia, tai tikrai nėra svorio metimo operacija. Kuo mes skiriamės nuo kitų? Skiriamės tuo, kad šiai dienai vieninteliai Lietuvoje turime labai sudėtingą ir gerus rezultatus duodantį aparatą, ar tiksliau visą sistemą, tai yra tiek infiltracinė sistema, kada reikia audinius infiltruoti skysčiu, po to juos nusiurbti, tai yra dvi sistemos viename, tai yra ir infiltruoti ir nusiurbti, tai yra viena sistema, vadinasi Euromilipomatic. Šiai dienai turime patį naujausią aparatą. Kuo jis ypatingas? Ypatingas tuo, kad po nusiurbimo riebalų labai gerai susitraukia oda. Nes iki šiol visada būdavo pagrindinė problema. Jeigu riebalų yra nedaug, nusiurbiam nedaug, odelė susitraukia, viskas būna gerai. Bet jeigu tu nusiurbi daugiau, pavyzdžiui, 4-5 litrus, kad ir nuo vienos vietos, tai yra, pavyzdžiui, nuo pilvo, oda nukara ir tas rezultatas yra, sakyčiau, kompromisinis. Riebalų gal nėra, bet vis tiek parodyti niekam negali. Taigi, ilgai dirbant išradėjams, medikams, fizikams ir visiems kitiems, buvo sukurtas šitas aparatas, kurį mes ir įsigijome. Jeigu palyginimui, nuo klasikinio aparato jis vien kaina skiriasi 6 kartus, tai yra didesnė. Taigi, toliau apie pačią procedūrą. Trumpai, procedūra atliekama vietinė bendrinė neutra, tai yra narkozėje. Aš taip mėgstu daryti, nes tai yra komfortiškiausia pacientui. Bet kas bijo narkozės, šitas aparatas vėlgi turi ypatybę tą, kad galima tai atlikti ir vietinėje neutroje, tai yra nemigdant ligonį. Populiariau sakant, su juo galima operacijos metu šnekėti, netgi galima paprašyti atsistot, palyginti pusės, pasisut ir toliau atlikinėti procedūrą. Tas yra labai gerai gauti simetriškam ir geram rezultatui. Toliau apie pooperacinį režimą. Reiškiasi, trumpai tai yra tai, kad po operacijos mes žmogų paleidžiame namo, išrašome namo tą pačią dieną arba sekančią. Jeigu žmogus nori pagulėti, ypač po narkozės, bijodamas būsimo skausmo namie ir panašiai, jokių problemų, mes žmogų pasiguldome palatoje, yra gražios naujos palatos, jis pagulė ir iš ryto išeina namo perišus. Ir paskutinis gal trumpas pastebėjimas ar trumpa pastraipa apie rezultatus. Čia reikia kantrybės, tai yra pagrindinė idėja. Niekada negausi rezultatų iš karto gerų, iš karto po operacijos. Nes oda susitraukinėja iki galutinio rezultato ar iki galutinės stadijos maždaug 6-9 mėnesius. Todėl tikėtis rezultato iš karto po operacijos turiu minty, kad ženijos arba ištekų penktadienį, tada nusisiurbsiu pirmadienį, tai yra visiškai nesąmonė, reikia vis tiek tam tikro laiko. Po operacijos yra šioks toks skausmas, jis nėra aštrus, aš mėgstu tą lyginti su įspyrimu arba skausmu po spyrio, tik tais po spyrio ar į pilvą, ar į ranką, ar į užpakalį, tai yra kur kam, kuri vieta jautresnė. Bet tokio pačio aštraus skausmo čia tikrai nebūna. Dažniausiai ligoniai nežymi, kad buvo labai didžiulis skausmas. Jis daugiau duoda tokį kaip diskomfortą, o ne kaip skausmą. Tiesiog rekomenduoju nelaukiant skausmo po operacijos vakare pradėti gerti nuskausminančius vaistus ir kad ateitų pacientas ir sakytų, Jėzau, kaip skaudėjo, daugiau negali. Būčiau žinojęs, būčiau nesiryžęs šiai procedūrai, kol kas dar tokio nesulaukiu. Vienintelis gal
sakyti, nepatogumas yra tas, kad po operacijos būtina dėvėti specialius rūbus. Priklausomai nuo nusiurbimo vietos, priklausomai nuo nusiurbimo dydžio ir panašiai. Ir visų kitų faktorių rūbus reikia dėvėti maždaug 4-6 savaitės. Šiaip skaitoma, kuo ilgiau dėvėsime tos rūbus, tuo būtų rezultatas geresnis. Nors visiškai nesenai grįžau iš praktinių mokymų Belgijoje, tai žmogus su šituo aparatu dirbantis berods ar 11 metų, jisai sako, daugiau rūbų negu 2 savaitės aš nešioti nerekomenduoju. Būktai rezultatas nuo to nekinta. Nors pagal knygą, kaip aš mėgstu sakyti, tiksliau pagal statistinius duomenis, pagal rašomus straipsnius ir panašiai, rūbus reikia dėvėti 4-6 savaitės, o kartais kai kurie rekomenduoja ir iki 3 mėnesių. Manau, kad kuri mokykla tas pagal tą būdą ir dainuoja, bet šiaip ar taip aš pasiimu tokį vidurkį, visada rekomenduoju 4-6 mėnesius padėvėti rūbus. Taigi toliau, kadangi tai yra pirmas kartas, stengsiuosi neįsiplėsti, matysim pagal užduodamus klausimus, man reikėjo plačiau šnekėti, siauriau, jeigu pamatysim, kad pagal ateinančius klausimus, pastabas, atsiliepimus, kad šita tema yra aktuali ir kažko aš neatsakiau, galėsim tikslingai padaryti tokias transliacijas, tikslingai atsakyti tik tam tikriem gabaliukam iš šitos visos didelės temos, nes kaip žmogus, kaip sakoma, mylimo kūno daug, tai ir šita tema yra labai didelė ir galima šnekėti. Tuo labiau, kad jos populiarumas šiuo laiku labai stipriai auga. Vėlgi nesim spręsti kodėl. Iš vienos pusės, manau, didžioji dalis sportininkų arba kūdų žmonių sakytų, kad žmonės tingi sportuoti, todėl eina pas daktarus, pas gydytojus, pas tokius kaip aš ir panašiai. Nelinkęs būčiau su tuo sutikti, kadangi šiuo metu plastinė chirurgija su pasiekiamumu, įskaitant ekonominių faktorių kainas, pasidarė prieinama kone didžiai pusiai žmonių, pavadinkim. Manau, tik todėl jų daugėja. Ir vystantis technologijom, šiuo atveju šito aparato atsiradimą ir gerėjant rezultatam, dėl to, manau, tai yra lemiami faktoriai, o ne lemiami faktoriai, dėl ko didėja žmonių, o ne dėl to, kad jie tingi sportuoti. Taigi, turiu keletą klausimų, kuriuos atsiuntėt, pasistengsiu juos trumpai, kaip sakant, atsakyti. Vienas klausimas yra, kiek daugiausia galite nusiurbti riebalų vienos procedūros metu. Tai yra klausimas, į kurį vieno atsakymo niekada negali atsakyti, todėl kad riebalų nusiurbimo kiekis priklauso pirmiausiai nuo pačio žmogaus. Jeigu jis yra 1,90 m ūgio ir sveria 160 ar 130 kg, tai vien nuo pilvo tokiam žmogui gali nusiurbti kokius 7-8 litrus riebalo. Taigi vidurkį čia niekaip neišvesi, kadangi tai priklauso nuo žmogaus. Ir tas didžiausias riebalų kiekis kiekvienam dideliam žmogui visada bus skirtingas. Toliau panašus klausimas vėlgi apie pilvą. Čia gal ne visai surištas su riebalų nusiurbimu. Pilvo plastiką reikia atlikti pilnai numetus svorį, ar prieš tai, ir ar pilnai numetus svorį. Tas klausimas yra, ar pilnai numetus svorį, tiesą sakant, kaip tą suprast, kiek tas yra pilnai numesti svorį. Jeigu mes imame atskaitos tašką, koks svoris, pavyzdžiui, buvo prieš nėštumą, moteris pagimdė, išnešiojo, pagimdė, ir tada numesti svorį iki to, kas buvo prieš nėštumą, tai galbūt, aišku, reikia sugrįžti į bent jau pradinės formas, kad galvoti apie kažkokią procedūrą ar operaciją. Jeigu mes, tiksliau pacientas nusprendžia, kad numesiu dabar 20 kg, tai klausimas, ar po 10 reikia siurbti, ar po 20, tai galiu atsakyti, kad aišku, geriausia siurbti numetus, iki to jau savo įsivaizduojamos ribos. Jeigu šnekėti apie pilvo plastiką, tada atsakymas vėlgi toks pats. Geriausia maksimaliai sumažinti svorį
tada atlikti procedūrą arba operaciją. Bet čia yra vienas niuansas. Negalima abiem atvejais, ar tai pilvoplastikai, ar tai riebalų nusiurbimui, negalima savęs alinti, nes svorio netekimas ar svorio metimas, pavadinkim, save alinant, aš turiu mintį badaujant, neduok Dieve valgant kažkokios neaiškios kilmės papildus, sotumo tabletės ir visa kita, sutrinka organizmo kaip po vienos sistemos balansas. Ir būna taip, kad ateina pasidailinti kūno formų, imkim likę tik galife arba šlaunų šoninėse srityse, likęs tik tais šiek tiek taisytinas dalykas, šiaip svorius ir figūra susitvarkiusi, o padarius tyrimus, atsakymai ir gavus atsakymus net negalima jo operuoti, nes yra išbalansuota krešumo, pavyzdžiui, sistema ir kas yra pavojinga gyvybei. Taigi, grįžtant prie to, jeigu normaliom priemonėm, ar kaip čia dabar pasakyti, normaliom, imkime savęs nežalojančiom priemonėm, susitvarkius mitybą, pasportuojant, atsisakius galbūt kai kurių produktų, bet vėlgi tas turi būti suderintas su specialistu, o ne su žurnalu arba su kokiu nors šamanu ir panašiai. Tai tada nukritus svoriu galima gauti pačius geriausius rezultatus. Ar išduodamas biuletenis po tokios operacijos? Dėja, kaip ir būtų liūdna, kaip kad nebūtų liūdna, biuletenis neišduodamas. Gyvenam tokioje šalyje, kurioje biuletenis išduodamas tik esant ligai. Dėja, čia nėra liga. Tai yra, gal tai galima sakyti, kad liga, bet tikrai ne ta, už kurią duos mūsų sodra biuletenį. Šiaip kitose šalyse tokiu atveju galima gauti nedarbingumo pažymėjimą, kuris nėra apmokamas. Pavyzdžiui, atvažiuojant užsieniečiam, mes išrašome tam tikrą formą, kurioje pasakyta, kas daryta, kada daryti ir visą kitą. Ir tai yra pateisinama. Ir jeigu aš dar parašau, kad, pavyzdžiui, rekomenduoju nedirbti 2-3 dienas, tai yra pateisinama priežastis neiti į darbą. Jis nėra skaitoma kaip pravaikšta jam ar panašiai, bet mūsų nedarbingumas čia neišeina jau išduoti, netinkama. Kitas klausimas, vėlgi pakankamai aktualus, ar labai didelis skausmas po riebalų nusiurbimo. Žinot, tokia rusakalbė moteris man labai pasakė tokį gražų palyginimą. Galbūt jisai toks šmaikštus, ne visai tikslus, bet jis labai tinkamas. Reiškia, kai jinai atėjo pas mane, klausė, kaip man skaudės, kokio dydžio bus skausmas. Nu, žinot, aišku, rusiškai aš neversiu. Sakau, žinot, ko gero bus kaip po įspyrimo. Ateina jinai sekančią dieną, sako, daktarai, jūs mane apgavo. Sakau, kad nelabai stengiausi, o kurio čia vietoje apgavau, sako, jūs sakėt, skaudės kaip po įspyrimo. Taip sakau, neatsimu savo žodžius. Sako, bet jūs neminėjot kaip po arklio įspyrimo. Nu, gal ne kaip po arklio įspyrimo, bet kaip po kelių įspyrimų į vieną vietą, tai tikrai skausmas yra bukas, bet jisai pakenčiamas ir jokių problemų. Toliau kitas, ar galima kur nors panaudoti nusiurbtus riebalus? Dėja, nusiurbtus riebalus galima panaudoti tik tam pačiam žmogui. Labai retai, kada žmogus prašo jos panaudoti, jeigu prašo, dažniausiai yra arba krūtų didinimui, arba sėdmenų didinimui, arba kokio nors defekto glaistymą, imkim kažkokios tai duobės dėl rando ar dėl sumušimo ar panašiai. Bet kaip nors kitaip jų panaudoti, dažniausiai klausia, arba negaliu sesiai, broliui ar dar kam nors, ne. Jūsų riebalai gali būti panaudoti tik jums. Ir paskutinis klausimas, ar greitai atauga riebalai po nusiurbimo? Riebalai, skirtingai negu plaukai ir nagai, pas vyrus ir ragai, neatauga. Riebalo, kad jūs įsivaizduotumėte, yra duota žmogui tam tikras ląstelių skaičius X. Aš su aparatu nusiurbiu tam tikrą skaičių Y ir pa žmogų lieka X minus Y skaičius. Dar paprasčiau. Duota 100 ląstelių, nusiurbėm 30, liko 70. Jeigu žmogus toliau mėgsta ir greito maisto restoranus arba mėgsta pavalgyti prieš naktį ir panašiai,
ir jis prieauginėja svorio, tai didėja tik tos likusios 70 ląstelių. Jeigu buvo 100, nusiurbiau 30, jų neatsiras vėl 100. Ir jeigu prieš nusiurbimą pilvas didėjo dėl to, kad didėjo kiekviena iš 100 ląstelių, tai dabar pilvas irgi didės, bet didės didėjant kiekvienai iš 70 ląstelių. Esmė ta, kad tas, kas nusiurbta, niekada neatsinaujina. O kad neaugs svoris, tai tikrai tai nėra. Tai nėra dar kartą svorio metimo operacija. Jeigu ir toliau švamšime to, ko nereiktų, svoris augs, galbūt ne taip stipriai, ne taip ryškiai vienoj vietoj, kurią mes nusiurbėm, bet bendra masė žmogui visada didės. Dar kartą, gal ne taip daug, gal ne taip stipriai, bet jinai didės. Tai nėra kažkoks tarsi užsikodavimas, kad paskui galiu valgyti, ką noriu ir nieko nebus. Ne. Vis tiek reikia susitvarkyti. Grįžkime prie pagrindinės temos. Tai nėra svorio metimo operacija. Tai yra kūno kontūrų gražinimas. Galbūt tos kontūrus galima pagražinti ir kitais būdais, bet šitas, ko gero, yra greičiausias ir patikimiausias. Tai tiek, pirmam kartui. Ačiū visiems uždėmesi, ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksime sekančiais kartais. Ir dar vienas klausimas. Tiksliai dar vienas klausimas yra žymys. Nugi žiūrėkime. Dar vienas klausimas. Ne, bet neatsidaro. Aš jį pasiliksiu atsakyti jums vėliau arba parašysiu, nes galbūt dėl piktavalių žmonių neleidžia atidaryti man šito klausimo. Ačiū uždėmesi ir iki sekančio karto.